Kokią partiją atstovaujate? Iš tiesų mes atstovaujam daugiau liberaliųjų, būtent pažiūrių, bet mes nesam tie tokie, kur Europoje labai negražiai nuskambėję gal. O kokie jūs esate? Lietuvos liberalų tokia partija, kurie būtent mes taip, mes iš tiesų Lietuvos... esame iš tiesų už teisės, už lygybę, už darbo ar ne didinimą, už skatinimą, už moterų lygiai taip pat teisės. Būtent už galimybės plėstis ir tiesiog, na... Bet kairieji irgi už tą patį, kuo jūs skiriatės? Nes mes iš tikrųjų esam labiau už jaunimą ir iš tiesų už jaunimo skatinimą, už verslumą. Ir iš tiesų, na, kad visi turi lygias teisės ir mes turim toleruoti bet kurį būtent, ar ne, na... Ir mes mąstome naujai, nes yra be sovietinio modelio. Mes iš tikrųjų sovietinį modelį paliekam už savęs tėvų kartoje, o mes dabar mąstom naujai. Apie mokesčius, ką jūs galvojat? Mokesčiai yra gerai, bet jie turi būti subalansuoti. Subalansuoti, kad nebūtų per sunku. Kelsit, didinsit, mažinsit? Mažinsim tiem, kurie ir taip jau negali gyventi su tokiais mokesčiais ir didisim tiem, kurie gali mokėti. Tačiau, aišku, žinoma, verslui šiek tiek lygiai taip pat mažinsim mokesčius, kad skatinti verslumą. Tai čia kandidatas, aš kaip suprantu. Kandidatas, ne? Ar kandidatė? Ne, kandidatas aš viešieji. O jūs kas tokia? Viešieji ryšiai. Viešieji ryšiai. O jūsų savanoris? Savanoriai šiuo metu dabar kalbasi su rinkėjais. Taip. Aha, supratau. Gerai. Tai gal arbatos norėtumėte? Puslapį yra informacija. Kandidatė, pažiūrėkite į mus, prašau. Taip, laba diena. Man labai gera, kad jūs pasitikit mumis ir eisit balsuoti už mus. Ir apskritai eisit balsuoti. Mes tokį klausimą turim. Ar jūs žinote kaip? Tai mes žinome, kad jūs žinote, kad mes žinome kaip. Populistai. Žiūrėkit,